ruošime startuoti. Pulsai virš 100. Tai turbūt starto jau dalys. Ei, Ant... Vos žmogų neįvažiavau. tai aš mačiau. Tikėtas kliūtis, oro, biški linoja. Kaip jausmas? Žiūrėsim, kiek ilgai čia linuosi. Na, kokią valandą. Tikrai. Kylam. Toliau. Kalną. 13%. Dar ne pabaiga. Man atrodo dabar stačiausia dalis. Pasiekėm pirmą pulsiavietę. Gyvi sveiki. Ir biškai nelygiai miegosim su kompanija, bet... Škai nelabai radom privačios vietos. Bet jo. Tai gerai. Bus gerai. Kaip nors. Ratukai. Sveiki. Biškai apvilkėję, biškai po lietaus. Blogai. Ir bet visa erdvė. Na va. Pirmos kelionės dienos pabaiga. Numinta buvo 42 kilometrai. Buvo skaniai pavalgyta. Išgerti arbatos su džemu. Nes neturėjom. Labai gerą improvizaciją gavosi. Išsimaujam. Ir miegot. Tai pakankamai stipriai lyja, riboja. Interneto nėra. Tai sunku pasisakyti, pasižiūrėti, kas laukia rytoj. Bet smagu, nuotytis. Antros dienos rytas. Kuojamės. Dangis pamiršo, kaip palapinę sudėti atgal ir dalių trūksta. Ir sakiau, reikia nusifilmuoti, kaip išsirdau. Biškai čia procese. Jau po pusryčių eisim kavos ir važiuosim. Turim nelaimę. Pagauta buvo šaka ir nebeveikia pavaras kažkodėl. Bandom remontuoti.
antros dienos su 2 pavarom. Visai gerai sekės palyginus. 105 kilometrai. Tikrai galima važiuoti tiek. Ja. Radom čia vietą tokią. Yra biški žmonių. Bet visai gerai. Čia gamyba. Pirmas patiekalas košė su Toks biškai mangu. Smėlės. Paskrudinta barbecue košė ir grikiai sudėšyti. Šios dienos pradžia, viską susikrovėm ir keliausim. Finišavom. Šiam kilu iš viso 215, 10. Turbūt, jo. Kažkas tiesiog. Galvojam antrą ratą mint. Kada nors kitą kartą. Pačiam paspaudėm, neblogai tai užteks. Užteks, jo.